Ar ir tau tai būna? Visi tyrimai rodo, kad esi sveika, bet jautiesi pavargusi, skauda kūną, galvą, nuolatinis nerimas. Ir niekas negali pasakyti, kodėl visą tai vyksta. Aš tai patyriau. 10 metų ieškojau atsakymų, kodėl man svaigsta galva. Kodėl kartais kelias savaitės tiesiog iškrisdavau iš gyvenimo. Prisidariau įvairiausių tyrimų. Skanavo galvą su įvairiausiais įrenginiais. Ir visi sakė, viskas gerai. Ir tik tada, kai pradėjau gilintis į psichosomatiką, supratau, kad mano kūnas bandė mane išgelbėti. Jis rodė, kur aš pats save spaudžiu, kankinau, slėpiau emocijas. Žinau, kad daugybė žmonių šiandien išgyvena šią būseną. Skauda nugarą, galvą, kaupiasi įtampa, miegas nekokybiškas. Eina pas gydytojus, gauna tablečių nuo skausmo, kad virškintų, nuo nerimo ir taip toliau ir panašiai. Bet problema niekur nedingsta, nes tabletės neatsako į klausimą, iš kur visa tai atsiranda. Psichosomatika – tai kūno kalba, tai emocijų žemėlapis. Medicina gydo pasekmes, bet ne priežastis. Tabletė gali užslopinti skausmą, bet ji neužgesins priežasties, dėl kurios tu jautiesi blogai. Ta priežastis dažnai slepiasi ne kūne, jis slepiasi tavo viduje. Nerimas, pyktis, kaltė, neišsakyti žodžiai, savęs spaudimas – visą tai kaupiame metų metus, kol kūnas vieną dieną pasako, stop, aš nebegaliu. O kaip tu jautiesi šiandien? Ar tavo kūnas siunčia signalus, kurių niekas kitas nepastebi? Pasidalink komentaruose. Gal kažką skauda? Gal yra simptomas, kuris tau kelia nerimą? Tavo komentaras gali padėti ir kitam žmogui suprasti, kad jis nėra vienas šituose išgyvenimuose. Jei šis video tave palietė, pasidalink juo su savo aplinka. Gal kažkas iš tavo draugų ar artimųjų jame pamatys save ir atras atsakymą, kurio ieškojo metų metus. Galbūt tai bus pirmas žingsnis į pokyčius, į sąmoningumą. Ačiū tau, kad stebi mane. Siunčiu tau šviesos.